Na tai labas rytas. Geras rytas, geras. Nuotykį, žodžiu, apturėjau neblogų. Išsikroviau žuvį Gardemonį pagaliau po paros pavėlavimą. Nuotykį buvo čia kaip kiaulų papjaus. Kas Instagrame matė, rats pamečiau. Ojojoj. Bet ten anomalija, žodžiu, įvyko. Anomalijas. Važiuojančiai mašinai 70 km po nakties, pravažiavo 70 km, pasijautė, toks, sakau, ratai atsileido, ar kas čia buvo, sakau, reik sustoti. Ir kaip visada, aišku, nėra kur sustoti, vien žodžiu, sakau, ant kelio sustosi. Paspaudžiu stabdžius, žiūriu, tinginė du ratai mane lenkia. Kai rovė tiesiai, po dešinę pusėje dvi moteriškės, šuns vedžioja. Kaip galvojat, kur vienas rats nulekė. Žiaur, aš sakau, ten cirkų buvo, žodžiu. Su vienu ratučiu tų moteriškį nenutrenkiau. Į pusnyną nukrito, per šoką atitvars į pusnį nukrito, o kitas ratas trenkėsi atitvars, kaip fejerverk šovė į viršų, gavau sprogą padangą, šovė į viršų, atgal nukrito ant kelią ir apie 500 metrų nuvarė. Jo, žodžiu, nuvarė ir sustoja ant kelį. Po priešinį juostai atsirėjimas į atitvarus. Nuėjau, susiradau tą ratą, persikėliau per atitvarus, per pusnis, sniegą, vos ne iki bambas. Kol aš išvilkau per tą sniegą, keliuku tada atsirideno atgal iki mašinas. Tos dvi moteriškės man ir policija iškvietė viską. Sako, jeigu tau reikės kokios pagalbos, sako, kreipkis į policiją, sako, nuveš iki serviso, iki parduotuvės, padės tau. Sako, jie neišveža, o padeda žmonėm. Joks paėmė, sako, pas mus tai išveža, nepadeda. Jo, žodžiu, atvažiavo policija, uždarė kelią, apžiūrėjo viską. Man ateisi paprašė, telefono numerį užsirašė, žodžiu, pastovėjo, pažiūrėjo, sako, čia mašinas pravažiuoja, čia viskas gerai, eismai, nelabai yra tie kamščiai susidaryti, sako, mums čia nėra kas veikti, jeigu tau nieko nereikia, sako, mes važiuojam, jeigu kažko reiks skambėk, sako, mes tą numerį turim, duomenis turim, sako, jeigu ką, atvažiuosim, padėsim. Nu, tai klausė, sako, per kiek laiko tu čia žaidi susitvarkyti? Nu, sako, plius minus 30-40 minučių. Jo, 3 valandas. Bet tik tais pradžia, kad nuo kelio mašinų patrauk galėčiau. Tai žodžiu, užsidėjau aš tos ratus, suskėliau tinginį, antvedamas aš šies 18 tonų. 900 metrų į pakalnytę nusileidau, į stotelę tokia biškį didesnė aikštelė sustojau. Nu ir tenais tada prasidėjo visas tas žaidimas, kol aš susitvarkiau. Ir tai ne ant visų, ne visus varžtus turėjau. O, kaip pasakyti, stupicai nieko nenutiko, varžtam nieko, veržlės aišku pamečiau, tada skylėm, kur užsisuka varžtai ant ratų skylėm, irgi nieks neišdaužyta, žodžiu, anomalijas kažkokias. Kaip įmanoma pravažiuoti 70 km ir nieko neišdaužyti? Nieks nieko, to kam pasakau, nieks nesuprato. Nu, žodžiu, tokie va cirkai. Tai pirmadienį ryte, sekmadienį vakare buvau Gardemonį, dabar antradienis yra, sekmadienį vakare buvau Gardemonį, pirmadienį ryte išsikroviau. Pasakiau, kad man reikia lengvo krovinio, tai žodžiu, pakrovė vieną paletę,
680 kg vazelins. Vežu, žodžiu, iš Norvegijos į Švediją 400 km tą vieną palėtę, tai esu nebetoli iškravimą. Bringė, netoli uostą, Osle pasikroviau. Atvežiau į Švediją, tai baigiu pusryčiauti, nuvažiuoju, iškraunu tą palėtę ir šutiju namo. Užtenka, nes visas šitas mėnesis man yra gyvenimą nesusipratimų, žodžiu. Bėda ant bėdas nebuvo, taip kad viskas būtų normaliai. Kad viskas normaliai praeitų, be problemų, be niekam. Tai va, žodžiu, su tokiais nuotykiais aš. Oho. O tada tai aš norėjau viską spjaut, mest tą mašiną ir eit peškom namo. Davos atsigaunu, jaučiuos kaip su pagaliu sudaužyt. Žiauru buvo, žiauru. Nelinkėčiau niekam to patirti. Tai tikrinkit geriau sąratus pastoviai. Kad nebūtų tokia bajerė, kaip man buvo. Kad du ratai aplenkė. Tai va, žodžiu, aš ką, baigiam pusryčiaut, važiuojam, išsikraunam už 8 km ir šutinam į keltą. Vakarį turėtų būti keltas, lipam į keltą, plaukiam į Klaipėdą ir varam namo. Nu ku, atvažiavam į miestelį, o tai traukinys važiuoja. Ir mums reiks susirasti Neksanas. Ai, va čia po kairę bus Neksanas. O, čia ir parkingas buvo neblogas, nereikėjo man. Reikėjo važiuoti iki galo ir būtų buvo viskas gerai. Nu, ku dabar lauksim, kada švediškas traukinukas prariedės. Nu, va ir varo traukinuks su konteineriais. Įdomu, ilgas, a nelabai. Nu, šits tikrai ir skina nevažiuoja, kaip Panevėžy būna. Nu, neblogai, ilgas. Nu, va, viskas, bus galima važiuoti. Ant mūsų firma. A firma va čia va, už pervažas iškart į kairę pusę. Galėjau, kai būčiau pravažiavęs, reikėjo pravažiuoti. Ir tada galėjo man tas traukinys važiuoti. Čekinas yra tenais. Nu ko, važiuojam čionainas. Ir pasižiūrėsim, ku mum čia gerą tas čekins pasiūlys. Sustojau taip įdomiai, kaip aš kairę pusę pasisuksiu, nežinau. Gerai, einam žiūrėti. Nu ką, iškravimus truko labai greitai, 10 minučių. Priejau čia šonė check-ins ir kompas suvedžiau duomenis, jau padavau dokuments. Sako, tu gali prie rampas prisistumti, o čia, 10 metrų iki rampas. Bet iš dešinės pusės stovi krans. Man biški nelabai patogu čia stumdytis, bet pas mane šonas atsidaro. Žiūriu, forklift stovi. Sakau, gali šitą forkliftą naudoti? Jo galiu. Nu tai va, sakau, aš šoną atidarys per šoną ir iškrausi. Gerai. Tai 10 minučių. Bam. Čia su visais popieriu pridavimais, su visko. Iškravims, tai va čia gal 2 minutės truko. Tai va, žodžiu, išsikroviau ir dabar porą valandų sakė palaukti, laukiu patvirtinimą, ar tikrai į tą keltą reiks važiuoti. Gali būti dabar ir gal į kitą keltą, bet man rodos bus iš Karlshamno į Klaipėdą keltuks. Tai va, žodžiu, pasidėsim dar porą valandžikių, palauksim ir tada judėsim link keltą. Ta tarpa, ko laukiu, tai eisiu papusryčiaut, nes nespėjau. Paskambina, reik važiuoti. Na tai va, logikas yra. Tai va, žodžiu. Einam pusryčiaut dabar.
Nu tai ką, labas rytas. Galiu sakyti iš Klaipėdos. Atsikėliau keltuku atsikėliam į Lietuvėlę, į gimtąją žemelę. Tai va, žodžiu, vakar nebespėjau nufilmuoti daugiau nieko, nes viskas labai greitai buvo. Gavau patvirtinimą, nulėkiau į uostą, iškart vos ne paskutinis buvau. Davė bilietą, įvažiavau į teritoriją ir iš karto liepė važiuoti, parkuotis į keltą. Tai įvažiavau iš karto, prisiparkavau, susirinkau greit manatkes ir taip jau slydės į kajutę. Tai 9:30 atplaukėm į Lietuvėlę ir varysim dabar į garažiuką. Grįšiu į garažą, susirinksiu daiktus iš mašinos ir šūtysiu namolę. Tai va, žodžiu. Laukiam dabar kelte, baigė prisišvartuoti laivas. Jau pradeda visus išleidinėti iš kelto, tai pabiški sulauksim savo eilės ir išvažiuosim ir mes iš kelto. Tai dabar luktelėm šiek tiek ir važiuojam. Nu ko, išvažinėjom iš kelto. Galvojau, ne aš pirms važiuosiu. Pasirodo, mane išvarė pirmą. Na, įdomu, kaip čia seksis mums išvažiuoti. Šutinam. Ką čia reiškia? Sustoj, nekraipi galvą. Galva kraipa. Na? Kas te leidžias? Ai, čia šitie, tai kaip jie laksta. Na ja. Dar kažkas nusileis. Cyp, stabdžiai, tai įdomu, kaip jie drožia jas. Diev, krauta fūra. O die, ratai čiuož, žiaur, bamperį, žiūrėk. Opa! Bamperiai raganusis. Ir va taip yra iškraudinėjamas puspriekabės. Visiems yra nusišvilpti. Bamperiai braukiami, laužami ir visiems dzin. Va taip dirba DFDS kelto įgula. Aš šitai. Nu, žiūrim sekant, kas toliau. Tenais tai puspriekabė, man rodosi, ir priekinešis nesiskė. Nu, įdomu. Pačka leidžias įstas. Nu, tavo. Ne, jo normaliai nesiekia. Sekant, kuris lėksit. Ai, nedamba išleidžiu. Op, leidžiamės. Ai, čia tokia. Net nelabai taip jaunantis viršus, bet gal dėl visą piktą reiktų. O, mūsų žemėje Lietuvos saulė šviečia. O aš akinių neturiu. O, kaip smagu. Na, pasižiūrėsim dabar, kiek mes šį laiką tošysimės, kol išvažiuosim iš uosto.
visi eina vienoj juostai. Nelabai kas kur nori kažko tai įsileist. Būtų visai smagu, jeigu, žinokit, žmonės jūs įleistumėt. Čia nelabai suprast, kas čia, kaip čia, kur čia važiuoja. Vienas taip lenda, kitas taip lenda. Čia mes galim tas jau išsijungti. Visi, atvažiavom. Nenorit įleist? Leiskit mane, būkit draugiški žmonės. Būkit draugiški žmonės gamtai. Ne, čia visi žvėris. Visi žvėris. Visiems... Nu, vienas žmogelis užleis mane. Pagaliau privažiavau Kamščiagalo ir pasirodo, duos mašindį. Duoda prasipūst pareigūnai. Aš vakar lyg ir nieko negėriau. Nu, duos tau pūst. Žiūrėk, tam nedavė. Ne, žiūrėk, tą praleido. Man duos prasipūst. Na, pažiūrim. Įkyša tiesiog į dantis, nei labą dieną, nei visą gerą. Va tokie va Lietuvos pareigūnai yra. Atrodo, kalbą praradė, ką jie tenais stovi. Nei labas rytas, nieko. Ot, Lietuvos pareigūnai! Atidariau langą, įkyša dūdą ir nuėjo šonan. Normaliai lietuviai. Vat kultūra posovietinė. Siaubas, aš kai grįžtu iš Skandinavų, man baisu. Kas per bomžynas čia? Kultūros nulis yra. Nulis! Jeigu dar tu plius tolimų reisų vairuotojas esi, tai jie vos ne taip, kad tu esi ne žmogus. Esi, nežinau, šuo kažkoks. Ot, pareigūnai atiduoda pagarbą. A pabandyk tu jam kažku pasakyti. Nemandagiai bendrauti, taigi žaidimas iš karto pareigūno. Dar ten kažkas. Amat su mum tai kai su šunim gali elgtis parazitai šitie. Nėr tvarkos, nėr teisybės. Vat kokį mes prezidentų turim išrinki, kokį Seimo. Tai va viskas matas ir Lietuvos žmonėse matas. Čia dar kažkas nelabai suprantamas stovi. Nu, dėsim ant juostų visus. Lenktynių varysim. Reik dabar užsukti cirkelį, nusipirkti kelius, pasiimti kibirą kavos ir važiuoti į Vilnių. Liksime toliau. Dar, aišku, visą Klaipėdą, kol pervažiuosiu visus kamščius, kol atstovėsiu. Nes, kaip supratau, sakė, prie žiedą kažkur tenais traliuks su lengvikės įsikabinamas, kai du ožiai kelio nepasidalina. Tas pats buvo, kai iš kelto išlipinėjau. Gaila, nespėjau nufilmuoti. Kaip furistai tarpusavy vos ne kabinam daužės. Nu, sunku sustoti, įleis. Nu, kaip toj, kai saka, du ožiai ant kelio susitika. Tai va kažkas tokia panašu. Tai va, žodžiu, važiuosime, šturmuosim Lietuvos autostradą duobėtą. Sakė, labai daug duobių prie Raseinių, kažkur naujas duobės atsidarė.
paskui Ukmergė, Panevėžys irgi ant to kelio, irgi duobių, sakė, yra neblogų. Nu, tai dabar teks. Reiks da, musėt sustot Kramtoškės nusipirkt, kad dantis nebarškėtų važiuojant Lietuvos keliais. Nes jos labai reikia. Tai va, žodžiu, važiuojam. Vėlą pasiėmėm gal kibirą ir viso, galim šutit. Varam į Vilnių. Važiuojam. Nu ką, važiuota ir pagaliau parvažiuota į garažą. Pagaliau. Tai dabiškai teka pažais, kol aš su Lengvykė išvažiavau. Parkingė buvo, čia Vilniui šala, snyga, lyja, šyla, vėl šala. Įsėda tarp ledą sušylus. Vse, vėl atgal užšalia. Įšalia va per tiek va duobei ledė, nu ir tūs jau skol išvažiavo jinai man. Nu, tai žmagelis priejo, pagelbėjo, tai išvažiavau. Tai dabar ku daiktus susidedam. Visų daiktų neimsiu, neapsimoka, ką man čia po 5 kartus vežiotis jos. Būtiniausius daiktus pasimsiu, susidėsiu ir viso, įdrošiu namolę. Atostogauti. Namie reikalus visus tvarkytis. Namie irgi bus daug darba. Tai va, tokie reikaliukai. Tai pabiški tvarkamės, dedamės viską ir riedame Panevėžį. Nu ku, kaip ir susirinkau manatkės, biški apsikapiau mašinėlų. Kvepi dabar skaniai, dulkis nuvaliu. Pačiu, nes nuo patalinės labai daug dulkių buvo. Susirinkau manatkės. Tai va, žodžiu, viso, atostogų varau. Atostogausiu ir per atostogas reiks kažkurią dieną atlikti. Tiesiog daiktus persimesiu iš šitos mašinos į kitą, kad nereiktų nereiktų vėl susirinkti daiktų, vežtis namo, tada vėl tenais ieškoti, kur pasidėti viską, tada vėl susirinkti tos daiktus, žodžiu, susikrauti mašiną. Nu, žodžiu, tai kad mažiau visų tų nesąmonių būtų, tai tiek tos. Kita gal kokią savaitę atvažiuosiu į Vilnių, persidėjus daiktus į rami galva bus. Tai va, žodžiu. Šis reisas nenusisekęs, labai nesisekė man, nieko gero buvo. Padirbau mėnesį ir 1 dieną, 2 dienas. Sausio 23 išvažiavau iš namų, sausio 24 išvažiavau iš garažą. Tai į garažą grįžau vasario 25. Tai va, žodžiu, mėnesis ir kelias dienas. Tai, kaip ir sakiau, žodžiu, grįšiu, susitvarkysiu visus reikalus, visko, porą savaičių gal pabūsiu. 3 savaitės koks, nes namie daug kas suspėgti iš naujo viską reikės. Tai va,
Man gerų atostogų, jum gerą žiūrėjimą, gerą ateinančią savaitgalę, geros ateinančios kitos darbingos savaitės, žodžiu. Aš mėgosiu, šiltai, patogiai. Tai va, žodžiu. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim po 2-3 savaičių. Sorry, kad nedaug video buvo, nes nebuvo ką filmuoti, naktim pastoviai važiuodavau. Ir tai per 3 dienas, va šiandien 3 dieną, kai bandau vieną vlogą padaryti, niekam neišeina. Tai biškį pafilmuoju vėl, greit nėra laiko, kada tą kamerą. Kitą dieną pafilmuoju, tai va 3 dieną šiek tiek biškį buvo ką pafilmuoti. Tai va, žodžiu. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančią kartą. Čiau, paka.